Labas rytas, ponas ir ponai, sveikinuosi šiandien su jumis jau iš motociklo balno ir šituo video aš pradedu savo jau 5-ąją didžiąją vasaros motokelionę. Šios kelionės planas yra išsiaiškinti, kuomgi didi ta Didžioji Britanija. Ir tikslas yra nuvažiuoti į Britanijos salą, persikelti į ją, apvažiuoti visą salą ir apžiūrėti, kasgi ten tokio great. Ar ten yra great keliai, ar ten yra great žmonės, ar ten yra great maistas, ar ten yra great gamta, ar ten yra great istorija, ar dar kas nors great. Tai, kaip jau ir minėjau, startuoju aš iš Vilniaus, važiuoju į Gdanską, šiandien pabandysiu nuvažiuoti kažkur iki Gdansko, tenais nakvosiu kokiam nors kempinge ar hostelį kažkur, kur susirasiu. Ir tada važiuosiu palei Baltijos jūrą iki Vokietijos. Tada jau judėsiu link Hanoverio, link Bremeno į tą pusę. Tada šiek tiek kabinsiu Olandijos, pervažiuosiu Belgiją ir išvažiuosiu jau į Prancūziją į Calais uostą, kur planuoju sėsti į Eurotunelio traukinį ir pervažiuoti per tunelį po Lamanšo sąsiauriu ir išlysti jau Anglijoje. Tenais Anglijai matysim pagal planą, kažkiek dienų pabūsiu Londone, aplankysiu keletą žmonių ir tada jau šausiu link Cambridge'o, link Lake District, link šiaurę į Škotiją. Apvažiuosiu Škotiją, garsų į NC500 Nordic Coast 500 kelią ir tada jau per vakarinę pakrantę leisiu žemyn į pietus iki kanalo, iki Plymuto, iki Portsmuto, pakeliui aplankysiu įvairius muziejus, įvairias kitas vietas. Na ir tada planas yra iš Plymuto keltis keltu į Roscoffą, į Prancūziją, kur dar pasivažinėti po Prancūzijos Atlanto vakarinę pakrantę, turbūt kažkur iki Le Rošelės, aplankyti tenais Aleksandro Diuma 3 muškietininkuose aprašytas vietas. Na ir tada jau šauti iš tenais į rytus atgal į Lietuvą. Per Vokietiją, Čekiją matysim, kaip bus. Na, bendra kelionės trukmė nusimato apie, manau, 4,5 savaitės. Į mėnesį gal tilpsiu plius minus. Bus čia kokie 8000 km pagal preliminarų maršrutą. Tai neskubant, nedideliu tempu, niekur nelekiant, vengiant autostradų. Šį kartą nakvosiu daugiau kempinguose, palapiniai, kadangi ir oras lyg tai nusimato neblogas. Ir viešbučių kainos tom pasaulio gale šiek tiek didokos, tai reikės, kaip sakyti, šiek tiek ekonomiškai naudoti šeimos resursus. Tai jeigu jau pažiūrėjot, kaip sakė Samoška iki galo šitą video, tai paspauskit like, paspauskit subscribe ir pasidalinkit su draugais. Kviečiu sekti mano šitą kelionę. Tada jeigu turite ką parekomenduoti, ką pamatyti, kur užsukti, ką pažiūrėti, taip pat mielai prašom rašyti komentarus. Na ir ačiū jums visiems už dėmesį, už palaikymą. Ir toliau aš dėsiu informaciją apie šią kelionę, kaip man sekasi. Pranešiu nuolatos ilgesniais arba trumpesniais video. Šį kartą bus tiek anglų, tiek lietuvių kalbom, visaip. Tai matysim. Taigi dar kartą visiems ačiū už dėmesį. Na, o aš jau išvažinėju iš Vilniaus ir varau link Lazdijus. Ačiū labai ir iki.